neplanuotas video, kaip sakau, geriau nufilmuosiu, nes paskui pasigailėsiu, kad nepadariau. Tai sorry, kad jisai daromas iš automobilio, dar ir važiuojant. Nepergyvenkit, viskas gerai, yra prikabintas telefonas. Žodžiu, kaip čia, ko čia pradėti? Rytoj skrendu į Ispaniją, į čempionatą. Pradėkim nuo to. Ryt. Kur dabar važiuoju aš? Jūs kaip pamatysit, aš laukiu komentarų, galima, prašau, man labai įdomu, tikrai. Tiesiog lauksiu komentarų, aš paskaitysiu juos visus. Kodėl tai padariau, kodėl tai nusprendžiau, nežinau, man labai sunkus laikotarpis toksai tame, jaučiu, kad keičiuosi ir nežinau, ar žinai, bet tikriausiai žinote, kad sunkiausias etapas būna tada, kai susitinki pats su savimi. Ir viskas yra okei, ir aš atrodo su savim dirbu ir tiek laiko ten ir panašiai, ir psichologiškai, visaip, numerologiškai, psichologiškai, bla 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 bla, tėvus mes pradirbinėjom milijoną kartų. Man norisi pasakyti, kartais atstokit nuo tėvų, ten vaikystės tos traumas visas ir panašiai. Norisi pasakyti tiesiog atstokit nuo tėvų, viskas yra okei. Pagimdė mus, davė gyvenimus, davė viską, ką galėjo, mylėjo taip, kaip jie mokėjo, jų irgi niekas nemokino mylėti. Jūs kas nors mokino mylėti, jūs tikrai esate įsitikinę, kad jūs busit geriausi savo vaikam. Ne, 100% irgi kažkas nepatiks ir tai bus. Aš jau matau, kad Dominikui kas tikrai nepatiks, ne? Tai va, taip pat ir mūsų tėvais, kaip aš sakau, turim būti beprotiškai dėkingi už gyvybę, nes viskas, ką jie mums privalėjo, ne? Tai va, pagimdė ir viso, neišmetė kažkur į kiemą, norėjau pasakyti konteinerį. Fuck. Hebra, nebykit, tiesiog supraskite, aš 3 savaitę be angliavandenių ir labai mažai maisto. That's it. Tai va, tęsim šią temą ir toliau, kai dirbi su savim, bet paskui žiūri ir, tu toks visas nublizgintas, toks visas, kaip aš sakau, moteris, merginos, ten tie antakiukai, blakstienukos, lūpytės, plaukučiai, nagučiai ir taip toliau ir panašiai. Ir blemba, tai yra netikra. Kaip ten bebūtų, tai yra, taip, man tai yra irgi gražu ir taip toliau ir panašiai, bet, man tai yra šiek tiek iš esmės apie savęs kažkokį dalinį nepriėmimą arba kažką slėpimą. Ir aš tada pradėjau gilintis į šią temą, galvoti, kągi aš čia galėčiau slėpti. Ne, aš kaip šitokio blondė, čia viskas yra. It's okay, aš neputlinu lūpų, nedarau blakstienų ir taip toliau ir panašiai, už natural. Bet ne, sorry Silvija, bet ne, atsimerk, wake up, pabūsk, pasižiūrėk tiesai į akis ir taip toliau. Ir link ko aš suku, kad link plaukų. Ir taip jau gaudavosi, kad 4 paskutiniai dažymai, pavyzdžiui, mano ten šartimųjo, mano draugės klientai žino, minimum 4 ar 5, bet šiaip realiai visi šie metai, kiek vyko plaukų dažymas, tik jisai nesėkmingas maksimaliai, tiesiog maks kas nors nesigauna ir vis tą į geltoną spalvą, kur aš ten nenoriu, arba nemėgstu, arba nepatinka. Ir vis man ten gaunas kažkaip ryžai, geltonai, dar ten, žodžiu, ašaros. Aš nusibodau savo plaukų stilistį beprotiškai, aš manau, jinai manęs nekenčia tiesiog iš vis. Nes ten dažyta, perdažyta 1,000,003 kartus ir su ašarom. Ir jinai bijoja mano reakcijos, kad jinai, kai man duoda veidrodį ir aš tokia, ir ten, žodžiu. Ir man galvas skaudėjo beprotiškai, kai mes dažėm. Pačio dažymo metu, man atrodo, skalpelis ten iššoktų smegeninę, kai man dega, man graužia, man skauda, iki ašarų, iki apsivėmimų. Ir aš tokia, blemba, kiek dar tau visata gali rodyti ženklų skirtingų ir tu vis tiek kaip tą buką galvė, žinai, nesuprasi, nepriimsi ir tokia, ne, aš būsiu blondė. Nes ten kažkas kažką pasakė, kažkur kažkas gražu, ar kažkur prisižiūrėjau Instagramo, priklijavau ant savęs etiketę ir viskas.
Bet tai nesu aš. Kame esmė, tai nesu aš, tai nėra tikroji Silvija, tai nėra tikroji mano energija yra ugninė, aš esu tokia visa ugninė ir aš labai stipriai save užgniaužiau ilgą laiką ir laikiau uždarytą, nes ką pagalvos kiti, ką pasakys kiti, nemadinga, nežinau, milijoną pasiteisinimų ten, patikėkit, ko tik nebuvo. Paskui prisiminiau visas patyčias mokykloje, kurias turėjau dėl plaukų spalvos, dėl plaukų, aplamai dėl išvaizdos. Ir tikriausiai tą irgi užgniaužiau, perdažydama plaukučius, neužgniaužiau, paslėpiau, užslėpiau, paslėpiau, galima tai pavadinti. Ir galvodama, kad problema išspręsta, problema turiu omeny tai, kad tu bėgi nuo savęs ir ten, kur galvoju, kad yra tavo silpnumas, iš tikrųjų yra tavo unikalumas. Ir ką aš padariau visus šios metus, aš paslėpiau savo unikalumą. Kada tai atsitiko po mokyklos iš karto. Gal man sukako pilnametystė ir aš persidažiau iš tikrųjų juodai. Jeigu rasi nuotrauką, čia prikabinsiu. Čia iš vis tragedija. Kur buvo rudai, buvo gražu, šiaip su sesė yra labai graži nuotrauka, bet paskui mes dar tamsinam, netyčia tamsinam, pačios dažym ir panašiai, ir žodžiu, gavosi kaip gavosi. Na ir that's it. Važiuoju plaukų meistrį savo stilistį, sakiau jau porą kartų prieš tai, kad aš noriu viskas. Ne man sako, bet irgi, tu nepriprasi, tau nepatiks, nepriimsi ir panašiai. Ne, aš jau noriu, viskas, aš pavargau, aš noriu savo tos. Ir aš įsivaizduoju, kas bus, kai ateisi į salę, ten ažiotažas ir panašiai, nes, taip, čia bus taip toks drąsus povilgis, pasakykim, labai, bet tai mano gyvenimas, tai mano plaukai, ką noriu, tą darau ir jums tą patį linkiu ir, nepatiks, grąžinsiu atgal, dar kažkas, čiagi plaukai ataugs. Vis tiek aš tikiu tokiais dalykais, kad seksualumas, tas moteriškumas, moteriškoji energija ir taip kaip tave mato ir vyrai ir panašiai, yra per energiją. Ir kiek tų kaukių čia lipdukų ant savęs neuždėk, bet jeigu viduj kvepės šūdų, tai kvepės šūdų, nebus, sorry už tokius išsireiškimus, bet taip yra, tai tiesa, tai tiesiog tiesa. Ir nebus kitaip, visiškai nebus kitaip. Ir dėl to sakau, noriu grįžti į save, grąžinti savo save visų pirma ir pradirbti jau pagaliau šitą klausimą. Nebijoti, ką pasakys kiti, nesigėdyti, tikros savęs ir panašiai ir nusispjaut, kas ten ką pasakys, nes viskas yra energija. Kas spinduliuoja, tą ir pritraukia, aš jau milijoną kartų sakiau. Ir that's it. Žodžiu, laukit rezultatų, parašykit komentarų, man patiks, jeigu padėsit laiką, jeigu followinsit šį mano puslapį, kurie aš stengiuosi kažką daryti, montuoti, filmuoti jums. Ir to bus tik daugiau ir galėsiu papasakoti daugiau apie pasirašymą. Tik sakau, parašykit komentaruose, kad norit, o jeigu atsiras, kas filmuoja, išvis bus labai faina ir cute, nes man yra sudėtinga kol kas viską viena ir kad tai būtų greičiau, daugiau video. Aš turiu labai daug ko papasakoti, pavyzdžiui, kaip šudinai man sekėsi šį sezoną ruoštis ir koks čia buvo sunkiausias ir šudiniausias pasiruošimas. Nežinau, bet šiaip realiai būna taip, kad kuo blogesnė savijauta, ta geresnė forma, bet aš manau ne šį kartą. Bet sakau, aš tiesiog nusprendžiau rizikuoti, aš nusprendžiau daryti tai, kas man patinka, tai, ką aš myliu ir aš einu per energiją meilės, aš renkuosi save, viską savo ir savo vaikui, jeigu kas liečia dar vaiką, ne, bet dabar tema kitokia. Ir neišeikite, likite iki šio video galo, jūs pamatysit, čia bus. Jūs pasakysit, kad aš išprotėjau, bet iš tikrųjų tai yra kaifas, tai yra gyvenimas, tai yra nuotykis, mes gyvenam vieną kartą. Ir kodėl aš turiu daryti tai, kas priimtina visuomenį ir kaip bus geriau visuomenėje, ne? Nekalbu ten apie amoralius dalykus ir panašiai, ne, čia kas liečia mane. Mano išvaizdą, mano savęs pozicionavimą ir tai, ką aš mėgstu daryti ir kai yra
tai, etiškai tvarkinga, jeigu taip galima išsireikšti. Tai why not? Nu, žodžiu, viso, važiuojam, mano drastiški pasikeitimai, viena diena iki Ispanijos, iki skrydžio, skrydis 6 ryto. Pati nežinau, kaip čia bus, kas čia bus. Ir tiesa, Ispanijoje irgi laukia jūsų surprizų. Aš ties čia viena neapsiribojau ir pradedant nuo bikinio, ir ne nuo bikinio, ir nuo spalvų, ir nuo šukuosenų. Aš tiesiog darau tai, ką aš noriu pagaliau. Ne kaip kažkas ten pasakė, ne kaip kažkur priimta ten visos tokios pačios. Aš pasižiūrėjau ten, kas trendina, nu visos to identiškos. Identiškos šukuosenos, identiški bikiniai. Viskas tas pats. Aišku, tu ten labai stipriai kažko neprigalvosi, nesugalvosi su to pačiu bikiniu, ne, ten tų spalvų mes turim, bet galima kažkiek sužaisti su tuo. Bet galbūt apie tas šukuosenas, ne, visus tos blondės va tokios ir tokios. Viskas, bet keičiasi tik spalvos bikinio. Ir aš įsivaizduoju kaip teisėja, next, tokia pati, kaip konvejeris. Tai, na, ir aš tokia pati buvau, paimkim pavasario sezoną. Raudonas bikinis blondė ir su hollywoodskaja, kaip ten man sakė, gollywoodskaja valna. Žodžiu, valgykit angliavandenius, nes nuraus taip kaip mane. O iš tikrųjų, tai vis tiek esmė viso šito, apie savęs priėmimą, apie nustojimą gėdytis. Nes ten, kur aš galvoju, kad gėda ir yra silpnumas, tai yra iš tikrųjų mano unikalumas. Ir aš noriu grąžinti savo unikalumą pagal tai, kiek tai bus įmanoma dar padaryti. Nes, nu, jau tiek metų praėjo ir koks pigmentas, spalvų ir panašiai, aš bandysiu grąžinti savo spalvą. Arba panašiai bent jau tonuoti. Ir tiek. Žodžiu, 3, 2, 1. Kaip ten turi būti? Kaip ten daro visi tos video? Bum. Gerai. Bam. 3, 2, bam. Tai kažkaip taip aš pasiryžau grąžinti savo natūralią plaukų spalvą. Aišku, jinai čia žymiai ryškesnė šiame video, nes ką tik po dažymo dar be abejo prasiplaus, bet nerealiai taip... Plaukų stilistas sako, kaip jūs priprasit, kaip tai įmanoma, o dieve. Aš sakau, ramiai, nėra čia ko pratintis, kai tiesiog priimu save, tokia kokia esu. Uale. Na ir video iš Barcelonos. Dar kartą noriu pasakyti, tadam. Ok, parodysiu va. Gal taip labiau matosi. Aš Barcelonoje ir čia po pirmo tokio plovimo, norėjau pasakyti stipresnio. Labai gražu. Reikėtų, aišku, įdegti šiek tiek. Šviesi oda labai, bet šiaip man beprotiškai patinka. Žiauri. Tu aš jums parodysiu iš kitos pusės. Pasižiūrėsime mes su jumis. Tai va, ir ką aš norėjau pasakyti. Nebėkit nuo savęs. Mylėkit save labiau. Ar norėsiu keisti atgal į blondą, nes man, sakau, plaukų stilistikai sakė, kad tu čia nepriprasi, kaip čia taip, čia tau bus nepatogu, nefaina. Ne, neplanuoju, nes daugelis galvoja, kad šis įvaizdis tik varžyboms, o ne? Tai ne. Jis nėra tik varžyboms. Žiauriai gražu. Tokia visai kitokia, ryškesnės akis, nors esu visiškai nepasidažius ką tik iš po dušo. Nu, einam į šviesą, pasižiūrėsim. Ar planuoju keisti, grįžti atgal? Tikrai ne. Beprotiškai gražu. Va, ten gal gražiau atrodys.
Tadam, tam tadadam. Tuoj mes atidarysim su jumis langą, pasižiūrėsite vaizdą. Va. O. Tuoj aš jums viską parodysiu. Taip, žiūrim, kuris čia mygtukas. Ne, šitas. Op. Niu. Nope. Niu. Techniniai nesklandumai, kaip aš sakau. Kylam į viršų. Va. Tadam, tam tadadam. Beprotiškai gražu. Toks vaizdas nerealus. Nerealus. Jūra, saulė. Tiesiog. Ir aš. Ir mano plaukučiai. Ar planuoju keisti įvaizdį atgal? Tikrai ne. Čia geriausia, ką galėjau padaryti sau dėl savęs. Iš sekančių dalykų. Pasikeitimų. Tobulą. Tai va tiek žinių. Parodysiu jums dar vaizdą. O Dieve. O Dieve, kaip gražu. O. Gerai, reikia ruoštis eiti. Salę nueisiu į džimą. Tai vat, nepaisant visas patyčias mokykloje, aš vis tiek pasiryžau ir manau, tai yra geras sprendimas. Grįžti atgal neplanuoju, su šiuo įvaizdžiu būsime ilgai, bent jau dabar aš taip jaučiuosi, taip noriu ir taip kalba mano vidus, taip noriu atsiskleisti, taip noriu kiekvienai moteriai parodyti, kad irgi nebijotų būti savimi. Parodyti savo tikrąją esybę, sakau, nepaisant patyčių, nepaisant to, ką išgyvenot praeityje ir panašiai, paleisti visas nuoskaudas, viską, kas buvo ir pražuvo. Ir gyventi savo geriausią gyvenimą. Tai linkiu jums, lauksiu komentarų, lauksiu širdučių ir sekite mane ir toliau bus tik daugiau skirtingų video. O jums linkėjimai iš saulėtos Barcelonos. Apkabinu ir mano širdutės jums.